Ar pagalvojot, kada ateina pavasaris ir pradeda žydėti vaismedžiai, pradeda žydėti medžiai, kodėl gamta lyg tai ant piktumo kažkokio tai duoda šalnas? Žiūrėkit, dabar šiuo momentu žydi vaismedžiai ir naktį -1, -keli laipsniai, ne? Ir dalis žiedų nušąla. Tai brangieji, įsivaizduokit dabar, kas būtų, jeigu absoliučiai kiekvienas žiedas užmėgstų vaisių. Tai tiesiog suplėšytų medį. Taigi gamta daro atranką. Pirmiausia, jinai apsaugo medžius, kad jie išgyventų, o antras dalykas, nušąla tie žiedai, kurie mažiausiai atsparūs. Todėl augalas išsaugo stipriausius vaisius, tuo pačiu išsaugo rūšį kaip stiprią rūšį, sėklos stiprios gaunasi. Lygiai tas pats yra ir pas žmogų. Jeigu žmogus prikaupia daug viduje įtampų, tai gamta duoda tiesiog pakėlimą šitų įtampų, duoda šalną. Tiesiog tam, kad atsilaiko tik tai tie, kurie turi vidinį stuburą. Tai yra tą energinį imunitetą, kurie gali atlaikyti savo vidinę struktūrą. Tai, ką pakelia mumise, pakelia pyktį, įtampą, nerimą ir kūnas pradeda kentėti, nes kūnas yra kompensatorius. Lygiai taip pat ir atsilaiko būtent tie, kurie yra stipriausi. Tai brangieji, iš kur gaunasi tas imunitetas, iš kur gaunasi ta stiprybė? Tik tai tada, kada jūs nusprendžiat skirti tam dėmesį ir pradėti tvarkyti savo viduje. Kuo mažiau įtampų turėsit, tuo mažiau jūs veiks tie šalčiai, kurie ateina pavasarį. Tai netiesioginė prasme tie šalčiai, kur temperatūra krenta ir naktį šalnos būna. O tai ta prasme, kad kada ateina į jūsų gyvenimą kažkokie įvykiai, karai, marai, kataklizmos, katastrofos, dar kažkas. Ir visa tai veikia ypatingai tuos, kurie yra įtempti, kurie yra persitempę, kurie turi daug įtampų programų. Tai atpalaiduokit programas pagaliau, nusiraminkit ir pradėkit ugdyti savyje ramybę, pusiausvyrą ir pilnatvę. Tam reikalingas laimingo gyvenimo raktas. Ieškokit to, brangieji. Ir tikrai pamatysit, kokie rezultatai bus nuostabus jūsų gyvenime. Ačiū, kad tai girdit. Iki.